Sveiki! Ar esate pagalvoję, nenoriu būti našta savo vaikams, bet noriu, kad jie man dažniau skambintų, dažniau lankytų, daugiau dėmesio skirtų ir taip toliau. Tai šiandien bus mūsų tokia tema, kaip nebūti našta vaikams. Jūs žiūrite Žilalaidą, spauskite patinka, prenumeruokite, jei to dar nepadarėte. Kaip žinia, čia daug ir įdomių laidų galima rasti mūsų kanale. O dabar važiuojam. Aušra, ką tu manai apie tokį dalyką, kaip nebūti našta vaikams? Aš visą laiką manau, kad svarbiausia taip sutvarkyti, kiek įmanoma. Visaip gali būti gyvenime. Kiek įmanoma taip sutvarkyti gyvenimą, kad vaikams liktų laiko tave mylėti. Nes jeigu vaikas visą laiką girdi tik priekaištus, jis visą laiką nuo ryto iki vakaro dirbdamas dar turi ateiti ir tavim rūpintis, tai aš manau, kad čia yra visų pirma tau pačiam. Man, pavyzdžiui, būtų labai sunku. Tai aš manyčiau, kad reikia labai svarbu palikti laiko meiliai ir buvimui kartu. Ir aš dar įsivaizduoju, kad tada keičiasi santykis, tada atsiranda konfliktinių situacijų, atsiranda nuovargis, atsiranda kažkoks dalykas negatyvo, vietoj pozityvo atsiranda negatyvo ir tai tikrai nėra gerai, ar ne? Dabar mes galėtumėm pakalbėti šiek tiek, taip panagrinėjant temą, šiek tiek tokiais atskirais tokiais dalykais, kokia gali būti našta. Pirmiausia, tai gali būti emocinė našta, ar ne? Aš žinau, kad yra tokių atvejų, kai tėvai linkę priekaištauti vaikams, kad tu ten, aš labai vienišas, o tu ten per mažai dėmesio skiri ir taip toliau, arba man sunku, bet tai žmogus pats kuria savo gyvenimą, atsakomybė yra paties turbūt, ar ne, o ne vaikų. Tokiais atvejais. Aš nežinau, iš kur atėjus yra šita keista idėja, kad gal iš labai kažkokių šimtmečių senumo tradicijų, kad vaiką tu gimdai tam, kad jis tau senatvėje padėtų. Aš nežinau, aš savo vaikus, abu savo sūnus gimdžiau todėl, kad man tiesiog žiauriai patinka vaikai, aš su malonumu būčiau turėjus ir daugiau. Aš pagimdžiau juos labai jaunai, nes visą laiką labai norėjau šeimos, kad turėčiau vaikų. Tai bet aš niekada nenorėjau jų tam, kad jie manimi rūpintųsi. Aš prisiminiau tokią, ar tai pasaką, ar pasakyčiau ir istoriją, apie varną ir varniukus. Atsimeni, varna neša varniukus per upę, išėlė po vieną ir kiekvieno klausia, ar kai aš būsiu sena, tu manim rūpinsies, tu mane perneši per vandenį. Pirmas varniukas sako taip ir varna jį išmeta. Pasakos būna žiaurios, kaip žinai. Bet aš kažką pamenu, bet labai... Tada neša antrą varniuką, varniukas irgi meluoja, jinai jį išmeta. Kai trečią varniuką neša, varniukas sako, ne, aš taip nesirūpinsiu, aš savo vaikais tuo metu rūpinsiuos. Ir jinai sako, taip, tu teisingai sakai, tu nemeluoji ir jinai jį perneša. Tai čia apie tai yra, kad mes vaikus auginam tam, kad jie po to savo vaikus augintų, kad jie... O ne mus prižiūrėtų savo vaikus, savo vaikam ten, žodžiu, į gyvenimą išleistų savo vaikus. Taip, aš esu šitai įstikinus, kad mano sūnui, vienas neturi vaikų, o matui, kuris turi vaikų, kategoriškai jo sūnus turi būti svarbesnis už mane. Taip. Tai yra visiškai vienareikšmiška. Jis už jį yra atsakingas, bent jau kol jisai nėra ten suaugęs visai. Čia kaip pirma, man labai svarbi mano dukra labai svarbi mano anūkė, o šiaip jos abi labai svarbios. Ne, tai man jie irgi abu labai svarbus. Aš labai džiaugiuosi galimybę kartais su jais pasišnekėti ir kad yra šis savaitgalį, tai su abiem turėjau malonumą pasimatyti, dažniausiai tai būna atskirai, aš matau gerokai rečiau, jis irgi užimtas ir sportuoja, ir mokykla. Turi savo gyvenimą. Jis turi yra mokykla, 16 metų, turi svajonę nubėgti ten kažkokį 100 kilometrų už keletą metų, nežinau kam reikia, bet tai yra jo gyvenimas. Tai ir iš tikrųjų man su jais gera, bet aš visą laiką suprantu ir vieną dar dalyką, kad vaikai nėra mano tarnai. Ir gelbėti manęs nuo to, kad man nuobodu, o aš turiu keletą pažįstamų, kurie panašiai taip. Vaikai niekada nepaskambina man nuobodu.
Nu tai kai nuobodu, užsiimi, kas įdomu. Nežinau, nori turi daržą tvarkai, nori skaitai knygas, nori išeini pasivaikščioti, vaini į kokį 3 amžiaus universitetą, ar kaip mes praeitoj laidoj kalbėjome, į senjorų pasaulį, mokaisi kažką padaryti. Gyveni, o ne zirzi. Man tas zirzimas iš tikrųjų yra beveik, kaip iš karto aš tą zirzimą girdžiu, aš iš karto beveik turiu aišku jausmą. Turės ir save kankins, ir vaikai nenorės susitikti. Nes kai tu pradedi kam nors, pažiūrėkit, ar jūs norėtumėte turėti šalia savęs žmogų, kuris nuolat zirzia. Visko nepatenkintas. Nepatenkintas, kažko jam nelietuviškai sakant nedadavė. Tai va tas geriau duoti negu imti, žinoma. Bet aš suprantu, kad gali būti ir situacijos senam žmogui, kai tu priimti turi tą savo trapumą, apie tai, kad tu sensti, kad kai kurie dalykai sunkus. Aš, pavyzdžiui, turiu tokį labai keistą dalyką. Man iš tikrųjų išplauti langus ir pakeisti patalynę yra vieni sunkiausių darbų, nes mano rankos, kai aš pakeliu rankas, man pradeda darytis blogo. Tai aš negaliu to užvalkalui ir išplauti lango kampučius. Ką aš darau labai paprastai, aš atvirai ir tiesiai pasakiau ir broliukui, ir vaikams, man čia labai sunkus darbas, gal jūs ateisit padėti. Be jokio vargo tos 3-4 kart per metus ateina, mes išgeriam kavos, paplepam ir visi laimingi. Man sunkoka sukasti daržą, nors aš labai mėgstu auginti. Tai man irgi padeda sukasti. Jau dabar vaikai paklausė, kad keletą kartų per metus atvažiuoja man į sodybą, kad aš jau tam laikui kokių tokių sunkesnių fizinių darbų paruoščiau. Bet jeigu aš visą laiką reikalaučiau, kiekvieną savaitgalį ateikite, šnekėkite, linksminkite, aš abejoju, kad būtų gerai. Tiesą sakant, taip ir yra. Vienas iš dalykų yra, kad jeigu tu turi kažkokį tai reikalą, kurį tau pačiam sunku daryti, ar pasidarė sunku, anksčiau galėjai, tai nereikia to slėpti. Tai tiesiog tada reikia pasakyti, kreiptis, kad padėtų. Nes yra dar tokie atvejai, kai bando nuslėpti. Aš čia pasidarysiu viską, aš čia pasitvarkysiu, jėgų nebėra, vaikai negali nuspėti. Ko tau trūksta, mes visi negalime nuspėti, ko kas nori, jeigu rišliai nepasako. Reikia pasakyti, nes jeigu tylėsi, kai jau visai sumažės jėgų, tai vaikam gali šokas būti. Oho, pasirodo, mes kažką pražiūrėjom dėl to, kad kažkuris iš tėvų tylėjo ir nepasakojo. Tai norint, kad to šoko nebūtų, reikia po truputį pasakyti. Žinot, man sunkiau laiptais užlipti. Man jau gal reikia lazdelės ir taip toliau. Gali būti, kad kartais gali trūkti pinigų pas kokį nors specialistą, nueiti gydytoją. Tarp kitko, finansiniai dalykai irgi yra labai svarbus. Atskirai gal ties to staptelsim, bet bendrai pirmiausia reikia labai aiškiai tuos rėmus, filosofinius, prasminius rėmus sutaupyti, kad vaikas nėra tarnas. Taip. Ir tu jį augini ne tam, kad jis būtų tavo tarnu. Aš tai kitaip manau, kad vaikas nėra paslaugų teikėjas. Čia tu labai moderniškai, aš grįšiu į tą tokią paprastesnę mąstymo formą. Taip, žinai, paslaugų teikėjas tai yra be meilės ryšio žodis. Ta prasme, kodėl aš visada klaikiai nekenčiau ir manau, kad tai yra didelis nusikaltimas dabar jau išeinantis iš retorikos sakyti, kad gydytojai ir mokytojai yra paslaugų tiekėjai. Dabar visus taip vadina. Dabar jau viešajam sektoriuje taip net negalima vadinti, tai yra žodis pašaukimas ir tu turi nemokamai arti, tai čia irgi numeris kvailas. Bet vis dėlto tai nėra paslaugos teikėjas, žmogiškai mokytojas yra kažkas, kas hierarchiškai yra aukščiau. Paslaugos teikėjas tarsi savaime. Socialinius darbuotojus, kad jūs taip vadina. Irgi nėra labai gerai. Ta prasme, suvokiama, bet socialinis darbuotojas, kai jis ateina padėti senam žmogui, paskirtas, taip jis teikia paslaugą. Bet vaikas nėra socialinis darbuotojas. Ir ryšys su vaiku yra iš tikrųjų gilesnis ir rimtesnis. Tik tai man atrodo, kad kartais, mes, vyresni žmonės, aš čia nenoriu sakyti, kad aš esu kažkokia ten jau ypatinga, bet mes vyresni žmonės kartais, iš tikrųjų, mes minėjome, nelinkę pripažinti, kad kai kurie dalykai mums labai sudėtingi. Tiesiog su kažkokiu laiku paimti, bet šito negaliu. Ar sunkiau panešti, ar kažką tai. Vienas gali, kitas ne.
Ir jeigu ne, tai aš manau, kad reikia sąžiningai pasakyti ir paprašyti pagalbos. Jeigu vaikai negali patys, dėl įvairių priežasčių, gal jie kažkaip sugalvos kitaip, bet svarbu, kad jeigu jie žinos, tai jau bus geriau. Taip. Kad jie nebūtų vieną dieną šokiruoti, kad pasirodo tėvai nusipirko. Man asmeniškai yra labai svarbus keli dalykai, kad aš labai daugybę kartų savo vaikams pasakiau, kad tą dieną, kai aš pajusiu, kad man iš tikrųjų jau, ne tai, kad 3 kartus per metus išplauti langus reikia pagalbos, ir tai pati puikiai išsiplaunu viršų išplauti langus. Bet kai man tikrai tai bus jau sunkus darbai, aš tikrai ketinu eiti į globos namus, ieškoti globos namų. Žiūrėk, čia man atrodo galim pakalbėti būtent apie finansinį savarankiškumą. Yra toks dalykas, kad pensijos vienų didesnės, kitų mažesnės, kitų visai mažos, bet, kaip žinia, Lietuvos vyresnio amžiaus žmonės sugeba sutaupyti ir turėti pinigų ir jų atsidėti. Mes tą žinome dažniausiai iš liūdnų nutikimų dėl finansinių sukčių, kurie apmauna ir tos pinigus tiesiog atima, pavagia iš žmonių. O esmė yra tokia, kad kai turite finansinių atsargų, aš manau, ir aš tą darau, kad vaikai žinotų, kur tie pinigai, kokie pinigai, kad jeigu ką, kad jie tą informaciją turėtų. Aš pavyzdžiui savo dukrai esu pasakiusi apie šitos reikalus. Kitas dalykas, tada vaikams yra lengviau orientuotis, jeigu reikėtų finansinės pagalbos, kad irgi jiems nebūtų tokia nuostaba, kad šito reikia padėti, pasirodo, tai kainuoja, o gal jie patys kokią ten paskolą moka automobilio būto ten, ar vaikus kažkur tai išleidę, kur irgi kainuoja. O pats svarbiausias dalykas yra tai, kad kai vaikai žino, tada yra paprasčiau nuo tų sukčių atsiriboti. Tiesą sakant, su sukčiais yra toks dalykas, kad jeigu jūs turite pinigų kur nors ar namie, ar banke, ar dar kus nors, apie sukčius pasakoja žiniasklaida labai daug. Galima ir skaityti, ir klausyti, ir pamatyti, dėl to, kad jūs gali iki paskutinio cento iš jūsų viską atimti. Taigi būkite atsargus. Tai va tas yra dalykas svarbus, būkime savarankiški finansiškai, bet informuokime, aš manau, gerai yra informuoti vaikus, kad jie žinotų ir niekada neslėpti, kad jeigu kažkokia tokia problema, kai su sukčiais, tik ne, kaip jie paskambina ir pradeda gąsdinti, tik nesakyk artimiesiams, tai pirmiausia pasakykite jaunesniems artimiesiams apie tai. Aš vis dėlto, kai aš pradėjau kalbą apie globos namus, aš nieko bendro su pinigais neturėjau. Aš manau, kad yra labai svarbi viena kažkaip kultūriškai mumise dar egzistuojanti nuostata ir jinai pratęstų tą kalbą, kad vaikas senatvėje priklauso vaikui tavim pasirūpinti. Aš tikrai nenoriu, kad manim senatvėje rūpintųsi mano vaikas. Vaikai grįžę iš darbo, privargę, turinti savo vaikų, turinti savo šeimas, norintis, tas šeimas, su kuriomis gyvena, ten žmonas ar draugės. Iš tikrųjų, aš nenoriu, kad tame žaidime jų dalyvauti ir tapti jos dalim. Net jeigu jie šito prašytų, aš niekad nesutikčiau. Jie labai gerai, bet matot, yra koks dalykas. Iš tikrųjų, mano mamytė baigė gyvenimo globos namuose dėl labai paprastos priežasties. Man reikėjo įti darbą, aš ne milijonierė, aš turėjau mokyti, visą vasarą aš su ją, buvo studentam ir mokiniam atostogos, aš su ją pragyvenau, visą vasarą viskas, aš net iki parduotuvės nueiti būdavo didelė problema, nes nebūdavo ko paprašyti, tai kartais kaimynė, kartais ten kažkokia pažįstama, vieną kartą išėjau, jinai liko viena, jinai išėjo į gatvę, pradėjo blaškytis, nedaug dievė ten kas nors būtų važiavę. Ir aš aiškiai supratau, kad palikti jos vienos namuose aš negaliu. Aš dėja galiu pasakyti, man daugybė gydytojų liudijo, kad senus demenciją sergančių žmonės, čia eina kalba apie tuos, kurie jau sunkiai orientuojasi pasaulyje, labai dažnai palieka namuose. Beje, dėl tų pačių finansinių priežasčių pasiima pensiją jų ir manipuliuoja jais. Yra labai tragiškų istorijų. Tai vat, aš vis dėlto manau, kad tai nėra gerai. Aš manau, kad nežinau, iš kokių laikų atėjusi idėja, kad visi turi vienam kambarėlėje susigrūsti ir gyventi, dabar ir būtai dažnai maži. Ir ten jau atsėti karšinti senus žmonės, auginti vaikus, man tai atrodo nelabai protinga ir nelogiška. Bet
reikia tikrai būtina vaikam pasakyti, kad to nori. Mano sūnus turi labai tikslius laiškus, keletą kartų aš jiems ėjau, keletą kartų man sakė, man mes jau viską žinom, net ir kur tie laiškai yra, žinom, ką turim daryti. Aš parašiau, kaip mane laidoti ir surašau, kai prisimenu, parašau, kokius jiems žmonės kviesti. Nes aš tikrai, ir iš praktikos turbūt daugelis žinome, gali būti problema, mirė mamytė ir aš porą žmonių jai labai artimų ir man labai mėlų. Aš tiesiog tam visam, lakstime ten tarp vieno ir kito, aš pamiršau, man dar po šiai dienai po 10 metų yra širdį graudu. Tai aš viską prisimenu, padarau jam tą sąrašą su telefonais, kur skambinti. Ir jie labai tikrai žino. Mažiausias požymis, kad man darosi sunku, arba pavyzdžiui, kad nedaug dievė man pradeda darytis demencija, ar kas nors, aš kažkaip priklausau tai mirtingai žmonių daliai, tai labai mėgstu pasvarstyti, kas ten kada atsitiks tokiais atvejais. Jie labai gerai žino. Reikia daryti viską ir surasti man normalius globos namus, kur manim pasirūpins, bet nepasiimti mane. Bet tai yra labai svarbus ir argumentuotas dalykas, o vien dėl to, kad seniems žmonėms, kurie jau tampa priklausomi nuo kitų, būtinai yra profesionali pagalba. O ne vaiko, kuris nieko nenutuokia, kuris pradės naršyti po internetą, o ką man dabar daryti. Ir čia aš grįžtu prie to. Kaip man tą žmogų pervers nuo vieno šono į kitą. Ir aš grįžtu čia prie to, kad tikrai aš po to nuėjau su nuostaba, po kurio laiko Senavitoje, kur mamytė buvo, pamačiau, kad tikrai jie labai ją rūpinasi, kada be nuvažiuosi, sėdi švarutė, ten kažkokias knygelytės varto, netgi vaistų mažiau gerdavo. Aš tikrai stengiausi jau ten visaip jai padaryti tą komfortą, bet kai aš nuvažiuodavau pas ją, mes turėdom laiko pabūti kartu. Net jeigu nežinodavo iki galo, kas aš tokia, jinai mane žiūrėdavo, aš išsiveždavau ją į lauką, jinai pasižiūrėdavo į medžius, aš su ją pabūdavau, o ne tai, kad tu bėgi po darbų dar. Dabar galbūt aš galėčiau ir sveikatos dar turiu ir viską galėčiau. Vaikų nebėra, esu viena, aš tikriausiai, bet ir tai tikrai sunkiam ligoniui. Man gydytoja taip ir pasakė, kuri jau pastumėjo mane tam žingsniui, pasakė, žinote, jūsų mamytė yra labai sunkus neurologinis ligonis ir meilė tokios lygos negydomos. Tai reikia žinoti tą momentą, kad gydyti meilę, o kada gydyti profesionaliai. Gal tų vietų profesionaliai trūksta, bet čia yra viena problema, kurią aš labai noriu pasakyti. Tam, kad tu pradėtum kalbėti su vaikais ir vaikam pasakytum, aš noriu tokio gyvenimo. Senatvėje, kur yra socialiniai stereotipai, aš jau dabar pereinu į mokslo lygmenį. Mes iš tiesų esame tie, žmonės, kurie linkę elgtis kaip aplinka. Aš gavau labai daug neapykantos kalbos, kai tiesiog su pasimėgavimu viena žurnalistė išnešė, atidavė mamą į bagadelnę, taip ir pasakė. Kiek laikios nepagarbos ir medikams, ir socialiniam darbuotojam, ir taip toliau tame žodėje bagadelnė buvo. Norėjo pažeminti mane, pažemino labai daugą, bet ta neapykanta, nuomonės buvo aišku įvairios, bet buvo daug ir neapykantos kalbos. Ir iš tikrųjų, būtent todėl, kad žmonės labai kartais mėgsta, ypač motinos, jau aš tai taip myliu savo mamą, kad iki galo su ja sėdėsiu. Žinote, yra meilė, o yra dar sveikas protas. Gerai, jeigu esi ten ekstra milijonieriaus žmona, ar ten turi milijonus patenkti, tėveliai gal, čia yra pasakos, suprantate, o normaliam žmogui jis turi natūraliai suprasti, kad gyvename nebe 18 amžiuje, mirštame nebe 45, o kartais ir 100, taip, ir tas žaidimas nebeveikia. Tai kai pradeda ten jaunesni žmonės klėdėti kažką apie demografiją, tai labai dažnai pasakykite, prisiminti reikia politiškai grinai dar vieną dalyką. Demografija tai ne tik kiek gims vaikų. Demografija ir tai, kas turi vykti su vyresne karta. Nes kartais šeima tiesiog... Ir kiek ta karta ilgai gyvens. Kiek ta karta o mes gyvenam vis ilgiau ir ilgiau. Nežinau, lyg tai mūsų niekas kol kas nesiruošia naikinti, ir tai aš ironizuoju, bet techniškai pasaulis keičiasi ir tą keitimą reikia priimti. Ir aš manau, kad geriausiai jį priimti nuo to, kad pasakyti savo vaikams. Tiesiog įkalkim galvą, ko jūs norite. Jeigu jūs norite iki gyvenimo galo būti su jais ir jiems tai priimtina, tai yra labai puiku, gyvenimo variantai gali būti visokie.
Bet nereikia palikti vaikams širdyje, manau, kad tai būtų labai negražu, palikti jų širdyje tą tokį nerimą. O gal mamytė norėjo sėdėti namuose, o aš neturiu galimybės. Nes, pavyzdžiui, mano mamytė tai labai griežtai jau ten apie tas jau senelių namus buvo labai blogos nuomonės, tai man buvo dar sunkiau tai padaryti. Nors rezultate aš mačiau netgi, kaip tie porą metų tiesiog ją pačią ir ramesnė pasidarė, ir geriau, ir ramesnė, ir vėl pradėjo skaityti, ko jau namuose nedarė. Blaškydavosi po kambarius ir nesuprasdavo, kur yra. Tai, suprantate, tai tas labai tu gražiai, ir dabar aš grįžtu, tiesiog grąžinu tau žodį, tu labai gražiai vienoje vietoje pasakei, kad labai svarbu aptarti su vaikais ir būti atviram. Tai aš manau, kad ne tik finansus reikia aptarti, bet tas atvirumas visas gyvenimo problemomis. Kas bus su manim, jeigu aš susirgsiu, ką mes žiūrėsime? Pavyzdžiui, aš iki šiol esu aptarusi, tai yra pasakiusi vieną dalyką, kad būtų labai aišku, kad norėčiau būti kremuota. Kad viskas labai aišku, čia būtų, kad būtų ir paprasčiau, žodžiu, ir patogiau, ir taip toliau. Visus kitus dalykus aš pati dar svarstau. Aš svarstau, kadangi dar vienas toks dalykas. Dauguma mūsų, kaip ir tu, kaip ir aš, turime patirti, ir kaip ir jūs, žiūrovai, turime patirti su savo, su vyresniaja karta, ar ne? Ir mes turėdami tą patirtį galim apgalvoti savo. Aš irgi turiu tą patirtį ir galvoju, kadangi mes daugiau, čia norisi man bent jau kalbėti apie save, aš irgi apie tai galvoju. Man kada nors gali prireikti socialinių paslaugų į namus, aš jau žinau, kaip tai padaryti, kur paskambinti ir taip toliau. Jeigu nežinote, tai galima tuo pasidomėti iš anksto. Gera mintis, nežinau, tai pasidomėsiu. Taip. Čia toks tarsi tarpinis perėjimas, kol dar gali, bet kartais jau... Gali ateiti į namus langus išplauti ir ne tik tai vaikai, žodžiu. Galbūt vaikai kažkur, kaip mano, pavyzdžiui, jaunesnis kartus gyvena užsienyje. Tai neskris langų plauti. Tai ten yra. Po to yra tokie dalykai, kad galiausiai tai žingsnis socialinės paslaugos, slaugos, priežiūros paslaugos yra tie etapai, kur žino šeimos gydytojai, žino seniūniniai socialiniai darbuotojai, žino, ir to galima pasidomėti, nuimant tą krūvą, vėlgi naštą nuo vaikų nuimant. Tada viskas susidarai tą planelį ir tada jau kaip tu esi sudariusi ir pasakai, vaikai, jeigu maža, kas man pradės atmintis trukinėti, tai čia yra planelis, ką daryti tokiu atveju. Aš, pavyzdžiui, esu apgalvojusi kadangi man vis tiek tektų turbūt jau pačiai savim pasirūpinti ir stengčiausi, jeigu pajusčiau, kad jau silpstu ten viena ir kita prasme. Ir paskutinis etapas, taip pat galvoju apie globos namus. Irgi ten apie vienus, apie kitus, kad geriausiai būti globos namuose, kur yra būtent ta profesionali priežiūra, kuri labai svarbi. Globos namai, kur medikai yra. Taip, kur yra medikai, kur yra slaugytojai ir taip toliau, kur yra viskas. Tai irgi, aš žinau, kad tu irgi apie tai galvoji. Aš absoliučiai griežtai nutarusi. Tu netgi apžiūrėjau ne vienus. Aš ne vienus apžiūrėjau ir aš tikrai, aš turiu mylimus slaugos namus, kur aš senukus kažkada lankiau, kur mamytė buvo senavytoje, tai gal aš ten ir visai su malonumu užbaigti norėčiau gyvenimo kelią. Bet, aišku, gali būti visai. Bet man svarbiausia šitame žaidime ne tik, kad pasirūpinti savimi, bet ir kad pasirūpinti vaikais, kad jiems nebūtų širdies skausmo, kad, o gal mama norėjo kitaip, bet dabar jau jie... Tai tas jie turi momentas... žinoti, su jais reikia kalbėti. Šiaip man atrodo, kad žmonės apskritai yra linkę labai mažai kalbėtis apie dalykus, kurie yra tokie prasminiai. Jie jautrus yra dalykai. Gal sudėtinga šnekėti apie dalykus, kurie yra prasminiai dalykai. Apie mirtį, apie sunkias ligas, ką juose daryti, kokios pagalbos tikėtis, kad apskritai rastum kažkokį bendrą sprendimą. Nes šeima tai ne tai, kad visi tik tai ten jau džiaugiasi kartu ir piknikus daro, tipo, dabar jau išeisim į gamtą. Taip, yra visokių problemų.
Ir nekalbėjimas yra labai svarbus dalykas. Aš, pavyzdžiui, manau, kad vienas baisesnių dalykų, kurį gali tėvai padaryti savo vaikams, ir manau, kad tai yra visai neleistinas dalykas, tai parašyti kažkokius slaptus testamentus, perskirstyti vaikus kažkaip taip, galų gale visus kažkaip supykdinti. Reikia tik pašnekėti su teisininkais, kurie tas bylas sprendžia. Ir aš kiekvieną kartą tais atvejais netgi pradedu galvoti, kad aš net nieko nekaltinu, aš tik sakau, man gaila tų tėvų, kurie šitaip elgiasi, kad galų gale iš tų vaikų atima ramų laiką. Ta prasme, tas toks nelygybės. Jeigu jau vis dėlto kažkam norime padėti daugiau ar mažiau, mano žanras. Žodžiu, jeigu norime kam nors padėti daugiau ar mažiau, tai iš tikrųjų bent jau reikia daryti tai kartu susėdus. Taip, visiems pasakyti, žiūrėk, tu ten, pavyzdžiui, gal geriau gyveni, kaip tu žiūrėsi, jeigu taip ir taip. Tai man atrodo, tas yra labai svarbu. Tai vėl grįžtame apie tai, kad reikia kalbėti su vaikais, taip, reikia aptarti ir su vaikais, reikia sakyti. Ypač visokius klausimus, kurie yra sudėtingi. Taip. Jautriomis temomis, sudėtingomis temomis, reikia apie viską kalbėti su vaikais. O mes šiandien kalbame dar ir dėl to, mes šiandien kalbame kaip mamos, todėl kad sekmadienis yra motinos diena. Tai va, ir dėl to mes sudedam tos akcentus į vaikus, kad ir kalbam kaip nebūti našta ir svarstome kaip būti našta. Kaip būti našta, kaip nebūti našta. Arba kaip būti našta garbingai. Tai yra priimti savo silpnumą, savo trapumą, bet nepadaryti savo vaikų įkaitais savo negalios. Nes vaikas tikrai, aš nežinau, aš nelabai tikiu, kad yra kokia nors mamytė, kuri gimdydama galvoja, pasigimdysiu, šitas man kambaris plaus, o šitas virts valgyt. Ne, tikriausiai vaikučių susilaukėme iš meilės. Taip kaip ir mūsų vaikai tikriausiai, aš tikiuosi, savo vaikus iš meilės augina. Taip. Ir man irgi labai svarbus tas dalykas, kad visą laiką reikia žiūrėti į ateitį, į jaunesnę kartą, į dar jaunesnę, ir kad jie galėtų kurti savo gyvenimą, kad mes nebūtumėm jiems tas inkaras, kuris stabdo tą jų gyvenimą. To gyvenimo kūrybą. Tai nebūnant inkarų, labai svarbu dėl to yra apgalvoti iš anksto, dėl to mes šiandien ir kalbame šią temą. Kad apgalvokime iš anksto, apgalvokime visas alternatyvas, netgi jeigu norėtųsi, kad tie vaikai ir anūkai visą laiką būtų šalia tavęs, pagalvokime ne apie save, o apie juos. Taip, apie juos tas yra svarbiau. Suprantat, iš tikrųjų tai labai, jeigu tu randi užsiėmimų, jeigu tu nori kitiem padėti, geriau susirasti draugių ar ten draugų panašaus amžiaus, kartu bendrauti, šnekėti, gerti arbatą, negu versti vaikus linksminti. Tikrai nėra protinga užkrauti savo problemas ant savo vaikų, jie turi savo. Deja, jie turi savo, dėl kurių mes beje irgi labai dažnai pergyvename taip, kad atrodo, Jėzau Marija, jau geriau man... Jaudinamės ir dažnai ir to neparodom, nes tada parodom. Aš prisimenu, kad susirgau vėžiu, aš pagalvojau, Dieve, kaip gerai, kad nebeturiu mamytės, nes mamytė dabar labai labai nervintusi ir kokia laimė, kad šita nelaimė atsitiko ne mano vaikams, tai čia geriausia ir staiga aš pagalvojau, matai, kaip gerai, dabar čia aš viską šitą pasimiau. Tai tame yra, aišku, toks gal ir komiškas elementas, bet jis labai yra žmogiškas, nereikia savo problemų visada užmetinėti, kartais daug geriau užmesti jas ant draugių, jeigu jos taip pat jums užmeta, todėl kad tu daliniesi ir nėra to labai to santykio, tokio prievartinio santykio. Na, jau toks dalykas kaip, tarkim, mano atveju, kai jaunesnė karta gyveno toli, gyveno užsienyje, tai ir nebegali nieko pasiremti, tik tai draugėmis. Bet jeigu susilaužai ranką ir negali pasidaryti valgyti, tai ateis aušra ir termusė. Čia tiek aš ir buvau kartu, bet taip aš netoli visada viską mesiu ir padėsiu. Bet kai iškilo tokia problema, be abejo, aš pranešu, ar peršalau, susirgau, ar tarkim spaudimas pakilo, ar ranką susilaužiu, ar dar ką nors. Ir net jeigu jūs pašnekate telefonu per internetą, jūs jau visiems turite santykį ir taip toliau. Na, o pabaigai tai aš vis dėlto norėčiau pasakyti, kad visas mamytes pasveikinti ir išmokti, ir man atrodo, kas labai kiekvienai mamytei yra svarbu,
kad nepamiršti savęs reikia, tai yra savimi rūpintis, kurti ir savo ne tik finansinį, bet ir tokį moralinį atsparumą, susirasti draugų, nebūti visai vienam, kiek tai įmanoma, o įmanoma, jeigu visą laiką leidai ten prie televizoriaus ir net, nežinau, nieko nedarai ir neieškai kitų kontaktų, tai tikrai tada tie vaikai turi tapti įkaitai. Tai iš tikrųjų geriau pasistengti pagalvoti apie tokius dalykus. Na, aš su mamytė jau lyg ir pasveikinau, nuvažiavau kapinės, su broliuku visai ten gėlytės visas susodinome, iš rudens išlindo jau rudenį kišti. Aš irgi noriu pasveikinti. Narcizai ir tulpės, o tu dar turi galimybę. Aš noriu pasveikinti visas mamas ir vyresnes, ir jaunesnes, ir visai jaunas, ir tos, kurios dar bus mamomis, kurios taps, kad iš tikrųjų nepamirškime vyresnių žmonių, bet galvokime apie savo vaikus ir galvokime tai, kaip mes galime savim pasirūpinti iš anksto ir patys gyventi gražų gyvenimą ir kad mūsų vaikai gyventų gražų gyvenimą. Ir kad nereiktų vadovauti stereotipais, kurie dėja labai dažnai gali būti tiesiog atgyvenę. Taip, nebe 19 amžius, 21. Jis greitesnis, jis kitoks, žmonės ilgiau gyvena. Reiškia, gal ir tas nuostatas, kurias iš šeimos atsinešam kartais, ypač mūsų kartą atsinešė, kad jas reikia keisti. Taigi šiandien jau atsisveikiname, prenumeruokite Žilalaidą, spauskite patinka, komentaruose dalinkite savo patirtimi. Aš tai labai jūs prašau, nepatingėkite parašyti ką nors. Čia irgi beje. Jums padės būti ne vienišiems. Mes į visus klausimus atsakinėjame su Rasa. Ar klausimus, ar svarstymus. Jeigu nesutinkate su to, ką mes kalbame, tikrai labai įdomu, kodėl jūs taip galvojate. Taip, mes vėl darysime laidą atsakymą ir pakomentuosime. Ir mes tikrai manau, kad galime kurti tokią bendruomenę, kur galime dalintis savo nuomonėmis. Kodėl? Gal tikrai jūs galvojate kitaip ir turite labai rimtų ir gerų argumentų. Taip. Tai tiesiog mokytis būti kartu su skirtingai žmonėmis, skirtingai mąstančiai žmonėmis, tai iš tikrųjų reiškia gyventi laikė ir vis dar būti jaunam. Ir mes tos argumentus pagarsinsime, kad kuo daugiau žmonių juos išgirstų. Ne tik tai mes. Paieškot kažkokio konsensuso. Taigi atsisveikiname šiandien. Iki kitų kartų.